Sveikinu su 17 diena. Šiandien prisiminimų ir jaukių akimirkų diena. Manau, kad kiekvienas iš jūsų turite kažką tai tokio, ką visą laiką grįžtate mintimis į savo vaikystę, į savo jaunystę ir tie atsiminimai šildo jūsų širdį. Ir šiandien viskas apie tai. Ir mes nors vaikystėje valgydavom nežinia ką, nežinia kiek, neskaičiuodavom kalorijų, nesidomėdavom, kas ten sveika, nesveika, bet mes lakstydavom po laukus, bėgiodavom, žaisdavom įvairiausius žaidimus ir aišku viską sudegindavom. Tačiau su metais lėtėja mūsų medžiagų apykaita, nebe tokie jau esame judrus, daugiau sėdime, atsiranda lėtiniai uždegimai visokie ir jau mes turime galvoti, ką valgome, ką dedame į burną, kiek judame ir tuomet kaip jaučiamės. Tai nuo 25 metų mūsų ląstelės ima senti ir mūsų ląstelės reikalauja dėmesio. Todėl jūsų kūnas – jūsų tvirtovė, o jūs turite būti protingi šios tvirtovės valdovai. Todėl pasirūpinti kūnu svarbu. Noriu, galiu ir judu. Viena iš didžiausių bėdų vyresniam amžiui yra tai, kad nusidėvi klubo sąnariai ir juos reikia keisti. To galima būtų išvengti, jeigu mes klubo sąnarius kiekvieną dieną pramankštintume teisingais pratimais. Daugiausia problemų sukelia labai įnoringas kriaušinis raumuo, kuris yra dubens užpakaliniai daly ir kada jisai sutrumpėja, jisai pradeda spausti nervus, kurie pereina į koją, įnervuoja visą koją ir mums pradeda skaudėti kojas. Taigi kriaušinį raumenį reiktų tempti bent keliais būdais. Vienas iš tų būdų, kurį jums parodysiu, jis yra kilęs iš jogos, iš senovės ir labai efektyvus, būtent kriaušinio raumens tempimas. Taip, koją pakišam po savim ir gulamės. Tokioj padėty turėtume išbūti bent pusę minutės, o dar geriau 1 minutę, ar netgi ilgiau ir jaustume labai malonų tempimą būtent užpakalinėje kojos dalyje, kriaušinio raumens srity. Čia kriaušinis raumuo yra. Keičiam koją ir darome tą patį. Jeigu jums taip neišeina padaryti iš karto, kas tikrai gali neišeiti, nes tai yra pasiekiama po truputį, tai galime pradėti kojas tempti po truputį. Va tokioje padėtyje, būtent neatsigulę, jau pradedame tempti kriaušinį raumenį. Po to bandome daugiau patempti, bandome dar daugiau ir kol pasiekiam tokį lygį, kad atsigulę ant žemės, priplojam savo koją prie žemės ir gulim. Nepamirštame padaryti 6000 žingsnių šiandien ir kardio pratimo. Šiandien aš tokia protinga pasidalinsiu įvairiausiais patarimais jums, todėl susirišau galvą, kad protas neišlėktų iš galvos. Kada jau nugyveni nemažą gabalą gyvenimo ir pragyveni skirtingas politikas, tada labai įdomu senatvėje prisiminti, kas buvo anksčiau. Ar jūs atsimenate tarybiniais laikais, kaip mes į parduotuvę eidavom su tokiom sietkom, tinkliniam sietkom. Ir visi žiūrėjo, kad būtų gražesnė, mandresnė ir taip toliau. Ir visi matė, kas ką nešasi iš parduotuvės. Mano kaimynė visada skaičiuodavo, kiek aš nešuosi, kokių bandelių, dešrelių ir panašiai. Toliau atsirado Maksimos prekybos centrai, kurie pasirūpino plastikiniais maišeliais ir perėjom ant plastikinių maišelių, nes Maksima mumis pasirūpino. Dabar mes rezultatą matome užterštose jūrose ir simpozijumiuose, kur renkasi pasaulio galvos ir galvoja, kaip išgelbėti pasaulį nuo plastiko. Po to atsirado dideli plastikiniai maišai, kur žmonės galėjo prisikrauti daug visokių supakuotų produktų ir naudoti jau tokius maišelius daug kartų. Tačiau, kol jie suirs, kol juos sunaikins, oi, kiek daug reikia resursų. Bam! Na, ekologai sako, daug geriau naudoti popierinius maišelius. Bet mokslininkai paskaičiavo, kad popierinių maišelių gamybai sunaudojama daugiau elektros, miško, medžiagų, negu kad plastikui. Taigi, ką daryti? Kiekvienas mūsų turi galią keisti pasaulį net ir mažais dalykais. Ir žinote, man gimė tokia mintis, na tiksliau ne aš ją pačią sugalvojau, bet kažkada gavau tokią dovaną supakuotus saldainiukus, va į tokį maišelį. Ir pagalvojau, ašgi kiek turiu senų medžiagų, kurias galiu panaudoti. Ir žinote, kai aš nuvažiuodavau pas močiutę, mane močiutė paguldydavo į šitą patalynę. Rožinę patalynę. Aš net dabar prisimenu, kaip iš spintos jį ištraukta kvepėdavo. Bet jau praėjo 60 metų, kada aš gulėjau šitoj patalynėje. Ir man buvo ją labai gaila išmesti ir aš vis dėlto sugalvojau paversti ją maišeliais, į kurią aš galiu susidėti džiovintus obuoliukus, arbatytę, kažkokius tai kitokius produktus ir savo prisiminimą toliau išlaikyti. Ta, ką mes galim padaryti rankomis, yra pati didžiausia vertybė. Mano nukytė suvėrė Kalėdoms va tokį rinkinuką su mano vardu. Ne jokie briliantai nepakeis to, ką padarome mes su meile. Taigi, pavyzdžiui, va tokius maišelius galime
tiek supakuoti dovanai, pavyzdžiui, čia galima supakuoti kažkokį tai ar butelį, ar kažkokius tai sausainius ir panašiai. Na, žiemą, kada yra daugiau laiko, bet siuvu kalėdoms tokius dovaninius maišelius, kuriuos irgi supakuoju tiek arbatas, tiek medoliukus, tiek sausainiukus, kuriuos pati kepu. Ir stengiuosi niekada nepirkti dovanų, todėl kad valgomos dovanos pačios geriausios. Na, o šiandien ruošiamės į parduotuvę, pasiruošiau kuprinę, kaip visada, jūs prisimenat, kad reikia vaikščioti su kuprine. Ir patikrinau šaldytuvę, kas liko. Tai čia liko viena paprika, išimsiu ją. Ir keliausiu į parduotuvę štai su tokiais maišeliais. Na ir man labai įdomi būna kasininkių reakcija, kai jie pasižiūri, aha, morkos, gerai, o viena klausia, klausykit, kur jūs pirkote tokius maišelius? O sakau, aš nepirkau, aš pati pasisiuvau. Čia svogūnai ir kas faina, kai nusitepa šitie maišeliai, juos galima išskalbti. Na, o pavyzdžiui, čia buvo sena staltiesė ir kadangi jinai sunki, tokia sena staltiesė, tai va, čia liko paskutiniai džiovinti obuoliukai, kurie greitai bus sunaudoti, nes matote, kad stengiuosi iki naujo derliaus viską sunaudoti. Taigi, brangieji, jeigu ir neturite senos patalinės, senos suknelės, kažkokių tai senų dalykų, galima nueiti į padėvėtų rūbų parduotuves, nusipirkti medžiagos, išskalbti ir pasisiūti maišelius, su kuriais galime keliauti į parduotuvę, taip tausoti gamtą, taip tausoti pinigus. Tegul tai centas kainuoja tas maišelis, bet jūs įsidėdami savo maišelius darote labai didžiulį darbą gamtai, tausodami resursus, tausodami pinigus ir tausodami savo sveikatą. Taigi, pagalvokime apie tai. Taigi, sentimentų diena tęsiasi. Kai man paskambina arba užeina į kliniką ir paprašo sutvarkyti mitybą, pirma, ko aš paklausiu, be kokių produktų negalite gyventi. Nes yra tokie vadinami trigeriniai produktai, kurie numirk, pliešk, trūk, bet jų neatsisakysi. Kažkam cepelinai, kažkam keksiukai, kažkam juoda duona. Ir aš taip pat turiu tą trigerinį produktą, kuris susijęs su labai gera emocija. Ir tai yra vafliai. Prisimenu, kai nuvažiuodavau į kaimą pas savo močiutę, netoli Kybartų, ji visą laiką laukdavo manęs su mediniu čemodanėliu ir prikepta širdučių. Mes kartais imdavom kibirą, eidavom su močiutė prie karvės, pasimelždavom ir užmaišydavom. Ir aš visą laiką močiutės klausiu, močiutė, o kodėl tavo tokie blynai pilki, kodėl tavo miltai nebalti? O močiutė, nors nebaigusi jokių dietologų ir taip toliau sakydavo, miela mano rytukė, balti miltai tai papams auginti arba šiknai auginti, o tu to nori? Na, aišku, aš to nenorėdavau, bet vis dėlto galvodavau, kad tai yra geriau. Dabar aš visiems sakau, kad mano močiutė buvo protingiausia, nes ji naudojo pirmos rūšies miltus, kuriuose dar kažkas tai buvo likę. O šiandien aš jums noriu parodyti vafliukus, kurie būtų daug sveikesni ir tai yra mano trigerinis produktas, be kurio aš tikrai negalėčiau gyventi. Įvairiausių vaflių jūs rasite mano knygose, pavyzdžiui, keto meniu knygoje jūs rasite su špinatai, šokoladinius vaflius, o štai Drakono išmintis knygoje, bet šiandien panašius vaflius kepsit, rasite Elfės vojas varškinius vafliukus. Taigi šiandien mes naudosime vafliams varškytę ir vaisių saldumai ir aišku labai gerus miltus. Vafliukams reikės 4 kiaušinių, gerai, kad tai būtų kaimiški, dideli kiaušiniai, varškytė, ekologiška varškytė 347 gramai ir eritritolio 40 gramų ir maudatolio 70 gramų, 2 apelsinai, 1 bananas ir rišimui gali būti riešutų miltai. Jeigu norite kvapnesnių blynų, galite naudoti cinamoną arba vanilę arba tiesiog apelsino žievelę. Neturiu miltų, todėl aš juos pasigaminsiu. Rimi parduotuvėse kartais randu sorų miltų, tai blyneliams dažniausiai naudoju sorų miltus, šiandien ją susimalsiu ir susimalsiu migdolų miltus. Tikrai nebūtina atsisakyti kažkokių tai savo skanių kepinių ar kitokių trigerinių produktų, tačiau netinkamus produktus pakeisti sveikesniais tinkamais. Taigi, imkimės darbo. Nu, kadangi aš jau nemaža mergaitė ir ne anūkėlė, o tapau močiute, dabar aš savo anūkėliai kepu vafliukus. Sumalame 150 gramų sorų ir galime iš karto įdėti šaukštelį cinamono, kad blyneliai būtų kvapnesni. 40 sekundžių ir turime fainus kvepiančius miltus. Toliau suberiame migdolus. Jeigu jūs naudojate miltus, šitą galite praleisti momentą. Taigi nepraėjo nei minutė, o namuose pasigaminti miltai jau yra. Jeigu jau turite paruoštus miltus, tiesiog pasisveriat ir suberėte į maišymo indą. Užsiimsime šlapiais ingredientais. Kada nusilupat apelsiną, būtinai perpjaukite ir pasižiūrėkite, ar nėra kauliukų. Nes jeigu yra kauliukai, juos būtina išimti. Kauliukai suteikia kartumo, o mes norime skanių vafliukų. Pat 1 bananas ir, kaip minėjau, 70 gramų datulių ir 40 gramų ksilitolio arba eritritolio. Varškytė ekologiška. Taip. Netaupykit geriem produktam. Taupykit skuduram, taupykit kokiam nors nesąmonėm, o vat jau maisto produktam geriem tikrai taupyti neverta. Ir 4 kiaušinukai. Tai riebalo dedu iš karto į vaflių masę, kad nereikėtų kiekvieną kartą tepti vaflinės arba keptuvės. Nes kada susiplaka ar alyvuogių aliejus, ar kokoso aliejus kartu su tešla, į tešlą įsiplaka, tuomet reikia daug mažiau naudoti riebalų. Na, šaukštą kokoso aliejus, kada renkatės kokoso aliejų, žiūrėkit, kad jisai būtų nerafinuotas kokoso aliejus, nes jis gali būti ekologiškas, bet rafinuotas. Tai čia yra nerafinuotas kokoso aliejus, kuris pamažu tirps mūsų blyneliuose ir atiduos visą naudą. Ir taip pat šaukštą gerą riešutų kremą. Tai ir beliko viską suplakti. Viską suplakam ir įkaitinam keptuvę arba vaflinę. Štai tokia šlapia masė keliauja
į mūsų maišymo indą. Porą minučių ir mes turime paruoštą vaflių arba blynelių masę. Jeigu tai darote pirmą kartą ir nežinote, kiek tiksliai dėti miltų, svarbiausia, kad jūs pamatytumėt, kokia turi būti konsistencija. Arba naudokitės mano knygoje jau tiksliai patikrintus receptus, kurie yra jau suskaičiuotais gramais. Išmaišome vyri košę ir iš karto įkaitiname vaflinę. Jeigu naudojame šviežiai maltus riešutus ir kaip šiuo atveju soras, galime pasidaryti tešlą iš anksto, kad riešutai ir sorų kruopytė sumaltos išbrinktų. Ir per tą laiką galite atlikti rytinę mankštą. Taigi atsibudot, atlikot visas rytinės procedūras ir užsiimkite štai tokia tešla. Jeigu tingite daryti vaflius, ją galima sudėti keksinės ir naudoti kaip keksiukams. Taigi įvairiausi panaudojimo variantai štai šitai kvepiančiai skaniai tešlai. Blyneliai, vafliukai, keksiukai, pyragas. Žodžiu, tik tai netingėkit, eikit ir gaminkit. Kodėl patogu vaflinė? Todėl, kad kepant vaflinėje mes naudojame mažiau riebalų. Pirmam vafliui mes patepam viršų ir apačią. Taip, riebaliukais, jau jinai įkaitusi, garuoja. Pilam po gerą šaukštą tešlos. Vaflinės gali būti įvairios, širdutės formos, šiuo atveju pas mane belgiška vaflinė. Jeigu norėsite įsigyti kažkokią tai techniką, tikrai turiu pažinti skrinonoje ir savo nuolaidos kodą didžiosiom raidėm Rita 15 ir visada gausite 15% nuolaidą viską, ką pirksite skrinonoje. Nežinau ar viską, bet vis dėlto pabandykite pasinaudoti mano pažintimis. Prisiminimai, vaikystės prisiminimai, močiutė mano galvoje, myliu tave močiutė ir dėkinga tau už vaflius, kurių tu man prikepdavai manęs laukdama. Praėjo minutė ir minkštutėliai vafliukai jau iškepė. Pūrus minkštučiai vafliukai. Juos galima valgyti su grietinė, galima valgyti su jogurtu. Jau kitiems kartams nededu jokių riebalų, nes kokoso aliejus yra pačioje tešloje. Abrakadabra, 2 minutės ir vafliukai iškepti. Brangučiai, nebijokite miltinių patiekalų. Žinokit, kad taltai miltams nelygu. Jeigu naudojate geras kruopas, kaip šiuo atveju, ar sorų miltus, kurie gausus B vitaminų, ir riešutų miltus, jūs savo kūną tik tai palepinsite gerais, skaniais produktais, nuostabiu maistu. Būkite sveiki ir skanaus!